Labadiena, mėlyjeji, siunčiu jums linkėjimus iš Dzūkijos nuo Ančios ežero. Atvažiavome su kapučina pasimaudyti ir pasidžiaugti vasaros paskutinėmis dienomis. Tačiau šiuo įrašu norėčiau pakalbėti apie vidinį vaiką. Šį sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną, 18 val. Kviečiu Jūs į nuotolinį seminarą, webinarą, kuris vadinsis Vidinis vaikas. Kas yra vidinis vaikas? Tai yra taip vadinamas archetipas, mūsų vidinis darinys, persona, asmenybės dalis. Tai yra mažas berniukas ar mergaitė, priklausomai nuo mūsų lyties. Mūsų vaikystės patirtis, kuri bėgant metams nesikeičia, tačiau taip ir sustingo viduje. Be abejo, vidinis vaikas gali būti džiaugsmingas, laimingas, tačiau dažniausiai žmonės prisimena nelaimingus savo vaikystės momentus, kuomet mes patyrėm įvairiausius sukrėtimus ir šokus. Pavyzdžiui, ankstyva deprivacija, tai yra atskirimas nuo mamos, tėvų arba namų aplinkos, kuomet mama pagimdžiusi vaikelį galbūt yra priversta sugrįžti į mokslus ar darbus. Vaiką prižiūri jos mama, tėvai arba auklė. Mažas vaikas negali išreikšti savo sudėtingų išgyvenimų, pasakyti, man trūksta mamos, aš išgyvenu depresiją. Tas sielos kančias mes išgyvenam atskirai savyje, galbūt vaikas tik tai verkia arba guli, tiesiog atrodo labai liūdnas arba liūdna. Ankstyva hospitalizacija, kuomet dėl kažkokių ligų mes atsiduriam ligoninėje ir galbūt esam atskirti nuo namų ir tėvų. Įvairios traumos, stresai, tėvų tarpusavio dramos, konfliktai, skandalai, skyrybos, arba galbūt nebūtinai vienas lemtingas įvykis, bet galbūt supratimo, emocinio artumo su mama stoka, arba, sakysim, pavargę užimti tėvai, kurie tuo metu kūrėsi gyvenime, stato namą, arba dirba keliuose darbuose ir neturi kada tiesiog skirti daug laiko vaikui. Taigi, visais momentais, kuomet mūsų siela patiria kažką skaudaus, mes tarsi neigiam gyvenimą. Viduje mes tarsi sakom gyvenimui, ne, tai ne aš, tai ne apie mane, tai ne su manim. Ir tiesiog kažkuri mūsų psichikos dalis sustoja tame laiko ir erdvės taške. To pagrindu formuojasi mūsų vidinio vaiko personažai, personas. Jų gali būti netgi ne vienas, ne viena, tiesiog atsiradę įvairiais amžiaus periodais. Kodėl vidinis vaikas yra svarbus netgi jau suaugusiam žmogui? Todėl, kad vidinio vaiko archetipas yra šaltinis ištakos gebėjimo mylėti ir būti mylima. Vidinis vaikas yra atsakingas už pasitikėjimą pasauliu, atvirumą egzistencijai, už žaismingumą, kūrybingumą, originalumą. Tai yra visos kūrybos ir meilės šaltinis. Taigi, šį artėjantį sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną, mes saugiai draugų rate keliausime į mūsų vidinio vaiko archetipą, darysim daug pratimų, technikų, praktikų, išmoksite patys, pačios toliau tęsti darbą su vidiniu vaiku. Kviečiu tiesiog praleisti tą savaitgalį prasmingai, naudingai. Užsiėmimo pradžia sekmadienį 18 val. Vakare. Jei galvosite dalyvauti, užsiregistruoti reikėtų truputį anksčiau, nes reikės užpildyti testą, atlikti šiek tiek namų darbų, kad pasiruoštumėte užsiėmimui. Planuoju seminarą iki maždaug 9, pusės 10 valandos vakaro. Jei negalėsite dalyvauti gyvai, bus įrašas, kurį galėsite peržiūrėti per
savaitę laiko savo patogiu metu. Na, o jei ši tema pasirodys jums įdomi, reikalinga, tuomet kviesiu jūs į ilgą seminarų ciklą, kuris vadinasi Vidinio vaiko gydymas. Sukūriau šiuos seminarus dažnai susidurdama su klientais, pacientais, kurių dabartinių gyvenimo problemų priežastis gali būti neišspręstos problemos vaikystėje. Taigi yra instrumentas, įrankis, leidžiantis ramiai, saugiai tiesiog atpalaiduoti tas susikaupusias įtampas, šokus ir stresus mūsų gyvenime, jūsų pasirinktų tempu. Taigi, lauksiu jūsų asmeninių žinučių ar skambučių. Ir kviečiu į ekskursiją po jūsų pačių gyvenimą, vaikystę. Tik tuomet, kai mūsų vidinis vaikas tampa laimingas ir atsipalaidavęs, tik tada visa mūsų psichinė energija gali tekėti į dabartinį momentą. Ir tik tuomet, kuomet išgydom šią vidinio vaiko dalį, mes galime mėgautis gyvenimu kaip brandus suaugę žmonės. Su meile ir pagarba jums, jūsų Dalia.